Labadiena, brangūs įkvėpti judėti žiūrovai ir klausytojai. Šįkart mūsų studijoje žmogus, kurį nekartą kviečiau pasisvečiuoti, bet jis vis rasdavo dingstį atsisakyti, bet šįkart jam to neišėjo. 2017 m. 2018 m. pasaulio ir Europos čempionas, disko metikas Andrius Gudžius po nugaros išvaržos operacijos jau grįžo į disko metimo sektorių ir jau spėjo tapti Lietuvos čempionu. Labai džiaugiuosi, kad šis tituluotas sportininkas šiandien pas mus svečiuose ir pasikalbėsime, kuo jis šiandien gyvena. Čia Nacionalinės sporto agentūros tinklalaidė įkvėpti judėti ir aš Brigita Virbalytė. Labas, Andriau. Labas, Brigita. Norėjau sakyti šitą, kad bandau ateiti pas tave, niekaip nepakvieti, bet Išdaviau. Tai tikrai stengdavausi taip neįkyriai prašyti, kad gal pasikalbėkim, nes vis tiek kažkur prabėgdami varžybose vis pasimatydavom, vis kartais pabėdavodavom, kartais pasiguosdavom, tai tikrai ta tokia bendrystė, žinai, būdavo. Tai apskritai norėjau tave pagauti, nežinau, kad prieš kamerą sėdi tikrai labai retai, bet tikrai norisi išgirsti, kaip tu gyveni, nes po savo trečiųjų olimpinių žaidynių Paryžiuje kažkaip taip dingai iš eterio ir taip po truputėlį jau šmėsteli kažkur, bet taip dar atvirai žmonėm, visuomeniai to sugrįžimo savo, nežinau, ir apie tai, kuo tu gyveni, nepapasakoji. Tai kokia ta šiandien tavo gyvenimo realybė? Tai iš eterio dingau, žinai, nes yra geresnių dabar Lietuvoje, tai nebereikia užimtas vietas. O šiaip tai viskas okei, ką žinau, pasiskūst visą laiką galima, bet aš patenkintas, kaip viskas eina, aš šiai dienai patenkintas, visada norisi geriau, bet su metais viškai kuklesnis pasidarai, noris dabar supranti, kad, dirbsi, darysi, ateis po truputį. Prieš Paryžiaus olimpinės žaidynės sakei, kad nei vienas žaidynės nevykai be skausmo kūne ir toks ir atrodo, kad, žinai, širdgėla dėl to, kad negali savęs taip 100% realizuoti, nes kūnas sako ne, man kažkur skauda, tai ar tas skausmas kūne ir nulėmė tą sprendimą operuotis, kada priėmei tą sprendimą ir galbūt kas nulėmė, tas buvo lemtinga akimirka, kad sakai, reikia dar įsioperuoti ir dar pabandyti, dar akstelti kažkaip tai. Jo, tai praeitų metų pavasarį turbūt buvo tų minčių, vasarą priėmėm sprendimą, kad tikrai reikės daryti kažką, nes jau gyvent sudėtinga buvo, ne tai, kad sportuot gyvent sudėtinga, tai kažkiek dar paspaudžiau save, pastūmiau tą priekį, kad psichologiškai tai tikrai paaugau kaip žmogus per tos metus, skausmo barjerus irgi pastūmiau į priekį, tai vis tiek kažkoks pliusas gavosi iš praeitų metų. O dėl to olimpiadų tai kažkaip nesiseka, nežinau. Šita pirmas buvo Brazilijai. Tai su langete mėčiau, pėda sulūžus buvo, tokį krūtinę nuplyšus. O čia dabar su išvarža. Kažkaip, ne mano olimpiadas. Bet pasaulio čempionatuose visai neblogai būdavo kažkaip. Netgi ir šitam Jūdžine, kur dalyvau, jau buvo ta pati išvarža, bet dar nebuvo tiek progresavus, tai kažkaip ir dirbti lengviau būdavo. Užtekdavo pratimėlių padarai, kažkaip stabilizuoji tas raumenyną ir visai neblogai buvo, bet to paskutiniai metai tokie jau. Į pasą sportinį, sako, pasižiūrėk, kaip žmogus dar jaunas, bet kaip sportininkas jau iškiai. Bet, Andriau, tai spaudžia patirtis metus. Tas amžiaus limitas sportė, gali tikrai pripažinti. Jo, tai aš ir nesakau, kad aš baigsiu kažkur, bet tiesiog tas bagažas tų tokių traumų, mikrotraumų visokių, jis kaupėsi. Tai aišku gerai, kad medicina tobulėja. Apie tai galvot, kad lapkričio vidury išoperavo mane, aš jau čia dabar svaidau, tai gerai, optimistiškai nuteikia. Bet apskritai, kalbant, žinai, išvaržos operacija man bent jau visada skambėdavo taip labai sudėtingai, be to ne viena išvarža buvo, o netgi ir kita, galbūt kažkiek lengvesnė, kurios gydytojai nusprendė neoperuoti, bet pats prisileidi tas baimės kažkokias, kad, nežinau, kažkas galbūt gali nepavykti, galbūt tas sugrįžimas nebus toks, koks planuotas, ar čia toksai atsiriboji nuo tų, galbūt buvai čia dabar? Tai, matai, aš prieš olimpiadą jau konsultavausi su gydytoju, to, kuris mane ir operavo paskui, tai
jisai suteikė man daug informacijos ir nebuvo taip, kad atėjau ir kažką dar nesuteikiau per šitą daug informacijos, ko tikėtis, ką padaro, pavyzdžių davė, kad grįžta į sportą ir su ką jisai operavęs yra, kaip grįžo, kokie pasiekimai, kas dabar, kaip veikia šiais laikais. O tie tokie, kaip sakai, kažkokie nuogirdos ir įsitikinimai, kad labai baisu, tai čia tie biški iš senesnių laikų, kur iš tikrųjų būdavo išoperuoja, žinai, žmonės nepain. Ir dabar būna gal tų situacijų, kur po operacijos atsistatymas sudėtingesnis ir kitą kartą būna netgi gal prasčiau, bet ne dėl to, kad operacija blogai padaryta, o dėl to, kad žmonės galvoja, čia kaip į parduotuvę obuolių nueit nusipirkti ar pas dantistą nueit, kad nuėjau sutvarkė ir viskas turi būti gerai. Bet manau, nei kiek mažiau nėra svarbu, kad po operacijos neužtenka tų ten 2 savaičių reabilitacijos, kas yra valstybės kompensuojama ir kartu su specialistų dirbi. Bet reikia ir pačiam dar dirbti ilgai ir daug ir sustiprinti kūną. Biški mes tokie minkštesni, biški sofos mylėtai pasidarė. Tai ir tas atsistatymas sunkesnis gal pas kitus žmonės. Bet mano kitas klausimas ir buvo būtent apie tą reabilitacijos procesą, nes pati tikrai esu jį patyrus ir dažniausiai tai reikalauja labai stiprios, griežtos disciplinos ir kantrybės. Pats paminėjai, kad tada, kai tau skauda ir atrodo, kad norisi toksai gal net toj tikrai sofos režime pabūti, tai kaip tau pačiam sekėsi šis procesas, reabilitacija, kuri yra beprotiškai svarbi, nes tai gali būti toksai kertinis momentas ir tam sugrįžimo momentui į didįjį sportą ir apskritai tai ateičiai. Tai tas bet koks skausmas, kuris yra dabar, tai jisai yra juokingas palyginus su to, koks buvo iki operacijos. Tai, o manau, pati reabilitacija vis dar tęsiasi, kiek su sunkumais kažkokiais, su kažko, kad per anksti gal tas varžybas lendu anot gydytojų ir specialistų, bet per anksti į patį disko metimą, bet norisi kažkaip, Tai juokauju, aš sakau, jei ką jau žinau, kur kreiptis, kur surinks atgal. O jie sako, kad tavęs lauks. Ne, tai sakė, jeigu ką, tai sutvarkys. Bet smagu, Andriau, kad vėlgi tu sakai, kad norisi, tai čia turbūt yra tas kertinis momentas. Ir pats, nors gydytojai pats man minėjai, kad sakė apie sugrįžimą į disko metimo sektorių, galbūt netgi kitą metą, jau po 5 mėnesių po operacijos Kauno pavasario metimų čempionate dalyvavai, diskas skriejo beveik 66 metrus ir kaip ir paneigiai tas tokias... Tai čia tokio griežto, tokio, kad toj ten ne, tai čia tiesiog, sako, ramiau, pataupyk, vis tiek, aš didelis žmogus, sunkus. Disko metime, norint mest toli, irgi reikia ir jėgos treniruočių, ir greičio, tai to pavojaus kaip ir yra, bet šiau 20 metų šitam sportą, tai tas treniruotumas padeda. Ir tiem gydytojam, būtent tam, su kurio kalbėjau po operacijos, kuris mane operavo, sako, žiūrėk, sako, mes su tokiais kaip tu, vienetai, ta prasme, tokių pakliūna, tokios kompleksijos žmonių, tokios būtent specifinio sporto. Tai sako, tos bazės kažkokios, kaip vyksta tas atsistatymas, kaip reikėtų, tai jos nėra. Ir jie atsargiai vis tiek žiūri iš tos sveiko proto pusės. Mes sportininkai vis tiek tos tokius, kaip sakyta, sveiką protą truputį į šalį pastumėm. Ir tie iššūkiai jie motyvuoja, tarkim, man prisiminus būtent 2017 metų pasaulio čempionatą, kai laimėjau, iki tų varžybų, aš kiekvieną dieną degiau, aš žinojau tikslą, mačiau, ten dirbau, visos mintis tik ten, viskas tik ten. Laimėjau varžybas ir tokią apatiją užpuolė po kokio mėnesio, o kas toliau, nes kai turi tikslą, tas posakis svajok atsargiai, nes svajonės pildosi, tai kai išsipildo, biški dingsta tas gyvenimo džiaugsmas. Tai dabar šitie sunkumai tokie kaip ir skatina. Aišku, tikslai gal truputį kuklesni dabar, bet taip, tai iššūkiai stumia į priekį, suteikia to tokio prieskonio gyvenimui. Tai
Nežinau, dar turbūt sekundę. Taip, gerai. Baigsiu lėtai, Taip. kalbu šiandien ką tik po varžybų, tai sakau, tą prieskonę gyvenimui, tai toksai, kur padeda gal daugiau spalvų turėti, toksai, kur nėra, kad va, tiesiog rytas, vakaras ruošiuosi dėl vieno dalyko, bet šiandien žingsniuką tokį padėsiu, po mėnesio tokį, ten po metų tokį. Ir planas mano dabar sportuoti dar bent metus, o po to jau žiūrėsim. Tai va, tikslas yra, ką aš per tos metus noriu nuveikti, padaryti, kad ir manau, jeigu pavyks padaryti, tai vis tiek turėtų būti elite sportininkų. Vėlgi, aš išsitraukiu tuos perliukus, ką tu man esi pats prisišnekėjęs, kad netgi pajuokavai, kad jeigu būtum laikęsis tų gydytojų rekomendacijų ir tarkim grįžęs tik tai kitą metą, kad per ilgas tas užsisėdėjimas gal turbūt ir mažintų galbūt netgi ir tą degimą, vėl grįžti, vėl bandyti, vėl varžybauti ir visi kiti dalykai. Čia turbūt buvo noras, kad kiek įmanoma greičiau vien dėl to, kad tu galėtum vėl tą varžybinį stresą, tikslus galbūt savo kelti. Pasakysiu, tai pusiau rimtai, pusiau juokais, bet sportininkai tą supras ir manau šiaip tie, kas aktyvų žmonės tą supras. Jeigu tiek laiko save myluočiau, glostyčiau ir čiučiočiau, tai tiesiog priprašiau prie to patogaus gyvenimo ir nežinau, ar ben norėčiau grįžti tą tokią gana sudėtingą rutiną, tą sportinę kančią kabutėse, nes tikrai pareikalauja, norint pasiekti aukščiausių rezultatų, nebūtinai tai kalbėti apie medalius olimpinėse ar pasaulio čempionatuose, bet reikia suprasti, kad tas lygis disko metime 67-68 metrai, šiai dienai jisai atrodo juokingai yra pats rezultatas, bet kad jį pasiekti, tą lygį, tai tikrai reikia labai daug darbo, labai daug pastangų, laiko ir netingėti. Ir tai kūnas tą pajaučia, su metais visą laiką pasijaučia. Dabar būtų man 25 metai, mes visai kitaip kalbėtumėm ir nesėdėčiau čia su ilgu šiltu treningu, atsisėdęs po maikį ir po šortais būčiau. Ir mano klausimai turbūt būtų kitokie, nes ir pati galbūt visai kitaip tą sportą matyčiau. Andriau, pats užsiminiai, kad visgi vis tiek tikslas išlieka būti elite. Šių metų svarbiausias lengvaatlečių startas yra pasaulio lengvos atletikos čempionatas Japonijoje. Ir pats esi viename iš interviu minėjęs, kad norėtųsi tą normatyvą numesti kažkur netoli esančiose varžybose, galbūt geriausia, kad tai būtų gimtinėje. Tai toks ir tikslas turbūt per daug varžybų neturėti ir tiesiog vienose pasijutus gerai išvystelti ir tada jau žiūrėti, kaip Tokijoje viskas susiklostys. Taip, tai vat šitą mes prieš laidą už kadro kalbėjom, aš taip juokais pusiau rimtai, bet galim ir paleisti ir viešumą tą nuomonę. Tai šiai dienai turim tokią situaciją su kvalifikavimus į varžybas, kad arba įvykdai normatyvą, kuris yra kosminio lygio tie normatyvai, ten išpratėję žmonės jas uždėjo, arba turi pakliūti pagal reitingą tarp 32 pasaulyje geriausių sportininkų. Tai tokia paradoksali situacija gali įvykti mano atveju. Aišku, aš dabar taip kalbu, ką aš kalbėsiu, ką darysiu po mėnesio ar po 2, tačiau matysim. Gal aš vis dėlto sugalvosiu nuvažiuoti į užsienį ir sudalyvauti. Bet būtent nenoriu savęs spausti dėl kelionių, nes kelionės man dar mašinai pasėdė dabar porą valandų nejudant ir išlipus, tai toks visas reikia dar poros valandų, kad išsijudint. Tai kad tu kelionių neturėtų nori Lietuvoje įvykdyti, bet būtų visai įdomiai turbūt, jeigu čia sumėtyčiau kokius 67-20, dar ar tos pačius 67-49, bet kadangi Lietuvoje rengiamos varžybos papildomų reitingų taškų duoda gana mažai, o tarkim čia reikėtų mes turbūt kokius 68, 9, kad gauti tiek pat reitingo taškų kaip deimantinį lygai metant kokius 62 ar 3, nes ten varžybos prideda taškų. Tai šita sistema, būtent tos varžybos dabar Ramonui, vėlgi aš nekvestionuoju pačių varžybų, bet kaip jos pastumia į priekį, kiek 6 sportininkai virš 70.
Tai jau tie 67 juokingai atrodo. Ir kad nebūtų tokia situacija, kad ten sumėtis visą sezoną, va, taip 65 plus ir koks 36 pagal reitingą. Nesvarbu, kad kiti metą mažiau. Taip. Nes dabar pagal tą rezultatų lentelę seniau būdavo, imdavo ne pagal reitingą, kaip sudalyvauju varžybų skaičių, o pagal rezultatų lentelę, tarkim, geriausias rezultatas, arba normatyvas, arba 32 geriausi rezultatai. Tai buvo sveikesnis, mano galva, toks modelis, o dabar yra kaip yra. Jie su šito nori priversti, kad aukšto lygio sportininkai gaudytų tas varžybas, važinėtų po užsienį. Tai aš kalbu apie tos, kurie yra aukšto lygio, bet normatyvo neįvykdo, nes 67 metrai, medalio lygio rezultatas. Taip. Medalio lygio rezultatas. Tai galim 75 uždėti. Nieks neįvykdys, visus įmam pagal Mykolas vienas pasidaro normatyvą ir visi kiti pagal reitingą. Matysim, kur tas sportas nueis, tai aš vėlgi sakau, taisyklės yra kokios jūs yra, mes pagal jas dalyvaujam. Tik pat įdomu, kaip mano tas sezonas šiemet čia susiklostys pagal tas taisyklės. Nes aš daug mieliau mėtyčiau Lietuvoje, čia ruoščiausi savo ramiai, dalyvaučiau varžybose ir neskubėčiau niekur, bet gali būti, kad būsiu priverstas kažkur vėlgi tą pasiruošimą mesti šalį, bėgiot, lakstyt po tas varžybas ir tikėtis, oi, gal gerai jausios ir tenai numesiu. Na, tai toks truputį kažkaip toks pelės ir katės žaidimas gaunasi, kur kaip ir reikėtų važiuoti, mėtyti užsienį, bet to pačiu gali ir prisidaryti problemų. Nu, tai toks, nežinau dar kur, sakau, bus Lietuvoje plus 20, gal čia bus patogu malonu mėtyti ir bus tie rezultatai greitai. Ir sirgaliai džiaugsis, kad tave gali matyti disko metimo sektoriuje. Andriau, pats paminėjai apie tuos lengvosios atletikos pokyčius ir visokių kalbų mes ir tikrai girdime ir atrodo, kad daugiau tos reitingo sistemoje, tai tos kritikos tikrai daug. Apskritai ir pats disko metimas keičiasi, rezultatai kosminiai atsiranda ir pats stebėjai Paryžiuje kovą dėl medalių. Jau 2 metai iš eilės stebime, kaip Mykolas Alekna, komandos draugas, gerina pasaulio rekordus. Tai tavo akimis, to 20-mečio akimis, kiek pats disko metimas pasikeitė ir kur tie svarbiausi galbūt akcentai, kurie ir ateityje gal visiškai pakeis šią lengvosios atletikos rungtį? Pats disko metimas, jisai pasikeisti niekas nepasikeitė. Toks pats buvo, koks ir prieš 20 metų. Juda tie rezultatai į priekį dėl to, kad daugiau tų varžybų vykdoma už stadiono ribų. Tai vėlgi, tai reikia gali vertinti, kas kaip nori, tai yra gerai, tai yra kelia mūsų matomumą pasaulį. Bet reikia kitos pusės, apie ką mažai kalba, tai lengvoji atletika darosi būtent deimantinės lygos varžybos, Continental Tour varžybos, televizinis sportas. Taip ir turi būti pinigai iš ten ateit. Ir tos rungtys tokios kaip disko metimas, jos ir bus, gal Mykolo pagalba išliks, bet iki Mykolo jau stumiama lauk buvo. Nes, tarkim, tam šuoliai į aukštį ar šuoliai su kartim, ieties metimas, man atrodo, netgi daugiau etapų turi 6, kitos rungtys po 7 etapus, turi disko metimas 4 etapus. Čia kaip su kūjo metimo buvo prieš 10 metų, kur mažina ir sako, viso gero. Tai ir su disko tas pats grėsia. Sakau, dabar vienintelis dalykas turbūt galvot Mykolas ir šitą Metjudėnį. Jų šitą tarpusavio tokią priešpriešą sportinę ir ta dvikova, manau, gal naujos gyvybės įkvėps. Tai būtent televiziniam tam sportui. O tradicinė prasme, tai disko metimas su aukštumoje. Aišku, pabūsiu tiesmukas, tai Ramonai vykusios varžybos, 2 sportininkai, tai yra tikrai, jie numetė toli labai, kaip mes sakom, kad pridėjo vėjas, nesiginčiam, bet šitie 2 sportininkai ir be vėjo jie labai toli metą. Ir Mykolas dabar pamatys tiek Metjudėn, jie mėtis ir stadionuose virš 70 šiemet. Kiti sportininkai tenai, kur sudalyvavo, matysim, kaip jie pasirodys. Aš manau, minus keli metriukai tikrai bus stadionuose ir tos būtent
reitingo ta sistema, žinai, jinai vat šitoj vietoj pasirodys visų gražumu, žinai, kur nuvažiavę kažkur numeta, būtent į tas varžybas jie važiuoja dėl ko, nes normatyvas 67,5. Jeigu būtų normatyvas ten, kai buvo, ten bent jau 66, aš jau nekalbu kokie normatyvai buvo prie 2012 į Londono olimpiadą. Tai čia žiūrovai, manau, nežino ir neatsimena. Apšvies situacija, tai buvo 64,5 būdo A ir B normatyvų sistema. Jeigu vienas sportininkas nuo šalies įvykdė A, tai kitas gali įvykdyti B ir važiuoja abu. Jeigu tik B, važiuoja vienas. Jeigu ten A įvykdo 3, važiuoja 3. Tai A normatyvas 64,5 buvo, B normatyvas 62,5, man atrodo. O tai vat, ir ką, mažiau mėtė, ar daugiau dalyvių buvo? Ne, tai lygiai taip pat tie patys 32, nes nuo šalies susirinkdavo po 3 maksimum dalyvius, tai ir dabar ta situacija lygiai tokia pat, kad prisimėto 7 amerikiečiai pernai, man atrodo, buvo įvykdę olimpinį normatyvą. Vis tiek važiuoja 3, nu, tai kur tie kiti 7, ta prasme tie kiti 4, tai mes nei Europoje matėm, nei kažkur. Tai šita reitingų sistema nenori užburtas ratas gaunasi ir tokios varžybos už stadiono ribų jos taps vis populiaresnės, nes reikia įsivykdyti normatyvą, nes tie likę 4 žmonės, kalbant apie Amerikos būtent situaciją, jų nieks nekviečia į varžybas, nes jie stadione meta 63 metrus, 62, o už stadiono ribų jie mes toliau. Tai mes patys stumėm į šitą. Tai yra 2 medalio pusės. Geroji ta, kad mes tikrai tikrinam, kiek žmogus gali padaryti optimaliuose sąlygose ir dėl to labai džiaugiuosi. Bet kita, kad, piški patys savo šaudami koją su šita, būtent, kad normatyvas tai bus 69. Andriau, tavo treneris Vaclovas Kidikas pats, nežinau kiek rimtai, kiek juokais ir pačiam siūlė nuskristi į vėjams palankęs Jungtinės Amerikos valstijas ir galbūt vėlgi prisidėti, pabandyti, pasižiūrėti, kiek, sakai, optimaliom sąlygom gali sportininkas mesti. Kažkada rimtai esi pasvarstęs apie tai ir turbūt visiems disko metikam ta tokia dilema kartais, o jeigu ten visi kiti taip svaido, gal ir aš ten kažkaip irgi užkabinčiau. Kol aš dabar dar, bet čia tai labai, labai asmeninis dalykas, kiekvienam kitaip, kas motyvuoja jį, kas įveda į priekį, kokie tikslai. Tai aš nesu tiek pasiruošęs dabar šiai dienai, kad galėčiau mėtyti po 70 metrų be vėjo, kaip sakant, tai būtų tos tokios visiškai nulinės sąlygos, kur visiškai štilius, nei teigiamo, nei neigiamo vėjo. Nesu dar šiandien tam pasiruošęs. Nuvažiuoti tenai ir jeigu ten numeščiau, kokius 9 ar tos pačius 70. Tai čia, jeigu 66 metė stadione, tai ten gali mest tokį rezultatą. Pataikius, gali mest 70. Tai paskui grįžus čia ir baksnuot po tos 66, man sunku kažkaip, aš tada save pykstu ir tada tas netikras pas savo atrodyčiau. Jeigu būčiau pasiruošęs kaip Mykolas, kur galiu stadione mesti 71, nes mano galva, ten Mykolas 75 metrai nebuvo jo geriausias metimas. Ten jisai būtų padaręs taip, kokių metimų aš esu matęs, kokius jis daro techniškai ir stadione, ir be vėjo, ir netgi įprasta vėją, tai ten galėjo būti ir 66 ir toliau. Tai 76. Manau, kada ta 76, taip, manau, su Mykolu susitiksi, kada paklausi, tai jis tau pats pasakys, ne kameram, kam jo nuomonė jisai yra pajėgus į tokias sąlygas, tai nusiteikia dar, bus dar rekordų. Pats stebi, pats ir esi matęs Mykolą įvairiose sąlygose ir matai, kam jisai pasiruošęs gali būti, kiek tau šis fenomenas galėjai, nežinau, galima buvo įsivaizduoti, kad mes tokį... Aš labai trumpai ir aiškiai, paskui galėsim kažką dar paspekuliuoti. Aš nesuprantu. Ta prasme, taip, tai skamba gal kažkaip, o čia, iš tikrųjų, aš šitam sporte jau šiek tiek laiko praleidau. 20 metų. Tai aš nesuprantu, kaip toks jaunas žmogus taip toli,
taip lengvai meta. Tai tiesiog gimęs talentas, jisai turi tą vidinį jausmą, turi treniruotumą, raumenyną, antropometriją tinkamą, viskas tiesiog sukryta. Plius jisai nėra labai aukštas ar kažkoks labai išskirtinis, bet tiesiog jisai yra subalansuotas metikas, taip galėčiau pasakyti. Tai kaip jis tą pasiekė, man sudėtinga suprasti, nes aš pats nesu tinkamo sudėjimo, kaip sakant, diskininkas, kuris turėtų būti pagal knygutę. Tai mano treniravimosi būdas yra kitoks, treniruočių programos truputį kitokios, metimo technika kardinaliai kitokia. Kaip sukamės į tą pačią pusę, bet priėjimas prie to kitoks. Tai kas ką gali jis, negaliu aš, manau. Ir tai, ką aš darau, jam būtų tikrai prastai, jeigu jis mėtų taip, kaip aš mėtų. Tiesiog mes labai skirtingi. Ir man suprast, kaip jisai sugeba taip toli mest. Aš esu pats metęs be vėjo 71,5 treniruotėj, bet kad taip stabiliai, pastoviai. Tai, Čia kelinti metai? Oi, tai man buvo, čia buvo po 2018. Šitą neblogai visai dalyvau, sveikas buvau, sezonė mėčiau po 69, važinėjau, laiminėjau tas varžybas. Jau aš tada skaičiausi labai geras metikas, 69, tai ten visur manęs pilna tai buvo. Čempionas buvai. Taip, ir Europos čempionatą tais metais laimėjau. Taip. Tai tikrai būtent tie 69 metrai man sukūrė gyvenimą, kaip sakyt. Tai įsivaizduokit dabar, mėto vaikinas porą metrų toliau pusryčiam. Ir dar 5 metais jaunesnis ir 6 negu aš tada buvau. Tai čia toksai fenomenas ir tie, kas sako, kad oi, tai čia vėjas ar kažkas, tai suraskit man dar 22-3 metų vaikinukų, pastatykit, gali 3 kartus stipresnis vėjas pūst, fig ten jie, mes šiam 5, žinai. Tai pavydoliai visada pavydės, o tie, kas supranta, tai palaikys ir džiaugsis. Ir džiaugimės visi iš vis, kad lietuvis čia taip toli daro viską čia. Apskritai, Andriau, turbūt mes Lietuva turime džiaugtis tą disko metimo neįtikėtiną, įspūdingą, nežinau, nuostabią istoriją ir matome, kad iš kartos į kartą turime ir atrodo, kad ta šviesi ateitis labai yra graži ir ne tik dešimtmečių, sakyčiau, bet dar daugiau į priekį ir norėčiau čia pereiti prie kitos dalies, nes mes jau matome, kad galimai turime dar po kažkiek tai 10 metų ar kiek ateities čempionus. Tai Andriau, pats pradėjai mėtyti diską 13, 15 jau prasidėjo ir tie tokie tarptautiniai apdovanojimai ir tos įspūdingos pergalės. Tavo 13-metis sūnus jau mėto diską ir jau laimi pirmuosius šalies čempionate medalius. Tai kaip pats vėlgi dabar iš tos jau tėčio turbūt daugiau perspektyvos žiūri į savo sūnaus tą pradžią ir galbūt vėlgi kiek lygini, ar nenori lyginti, ar nori būti tik tai tėtis, tas, kuris tiesiog džiaugiasi pirmaisiais medaliais, nes pati mačiau ir man tos tavo tokios, žinai, nuoširdžios emocijos po pirmo Lietuvos jaunučių čempionato medalio, tokios tikrai nuoširdžios ir tokios atviros ir atrodo, kad seniai patį tave mačiau taip besidžiaugiant galbūt savo netgi pergalėmis. Tai man nelabai buvo ko džiaugtis paskutiniu metu. Nuo pradžių to klausimo pradėsiu dėl šitų tradicijų, dėl tai, kas vis vyksta, kiek laiko mes turim tą lietuvišką disko metimą aukštumoj. Tai, šitoj vietoj, žinok, aš nesu toks optimistiškas kaip tu ateičiai. Tai, liūdna, pamačius dabar Lietuvos čempionato dalyvių skaičių ir pajėgumus, sunkiai atrodom. Tikrai sunkiai atrodom. Ta prasme, pažiūrėk, prieš 15 metų, arba kai aš buvau toj kategorijai, po 30 dalyvių rungti būdavo. Tai per 2 sektorius. Ten reikėdavo laimėti rajoninės, man atrodo, ar apskrities zoninės būdavo. Tada tenai laimė, gauni šansą atvažiuoti į Lietuvos čempionatą. Dabar tiesiog vos surenkam tų skaičių, tų dalyvių, treneriai vargsta, nes tikrai nėra tų sportininkų daug.
Aišku, duok dievė Mykolo, būtent šitie šou, ką jis čia daro, žinai, išpopuliarins, tai tikrai dėl to džiaugsiuosi, jeigu pritrauks tų vaikų. O mano sūnaus pasirodymas, nu tai ką jis dar ten, žinai, kaip diskininkas, tai jisai dar nevertas dar to, žinai, įvardinimo kaip diskininkas. Užsitarnauti reikia šitą, žinai, tai jisai jaunas, dar pirmi žingsniai, kiek jisai dabar tą diską čia mėto, pusę metų, tai žiemą ten metimais net nepavadinsi manėžę, ten suki, kažką bandai, tai dar suktis normaliai, kaip sakau, išmoksi suktis, bus iš vis gerai. Tai praeitą šį savaitgalį ir buvom Druskininkuose, numetė savo karjeros geriausią rezultatą, 30 beveik 3 metrus, tai treniruotėjai gal toliau yra metęs, bet tikrai prastos sąlygos buvo Druskininkuose, aš jau sakiau, ten 30, jeigu numesi, tai čia bus jau pasaka. Bet parodė, kad turi vaikinas varžybinio parako, jis matas per varžybas labai užsivedė, o dėl talento, tai jisai talentingesnis už mane. Talentingesnis, stipresnis, greitesnis, visoks esnis, tiesiog, natūralu, tai manau, čia toks mikro evoliucijos etapėlis, kur surinko kas geriausiai iš tėvų ir tiesiog atiteko vaikui. Ir dabar tikiuosi aplenks, sutrips mano rezultatus ir sakys, tėvai, žiūrėk, kaip reikia, o ką tu ten su savo tais šiam 9. Bet Andriau buvo neišvengiama, kad jisai taps, nežinau, disko metiku, man labai įdomu, ar jisai pats taip nori, ar kažkaip pats tikslingai galbūt vedėjai ir norėjai, kad jisai taptų disko metiku? Ne, jis pats atėjo, nes jisai lankė ir karate, ten mažiukas kaip buvo, paskui paaugo, ten plaukimo treniruotės, kažką. Pasakyk, Andriau, kiek dabar? Aukštas dabar 13 metų, rudenį bus 14, tai ūgis 1,87 m, man atrodo, tai, bet ir mano ūgis 2 metrai, tai čia nėra taip jau kažkaip labai įspūdingai, aš manau, jo gal užaugęs, gal ir bus kokie 2,05, o gal ir ne, tai čia matysim dar. Bet šitos varžybėlės jam buvo antros jo gyvenime, tai pirmas Kaune dalyvavo, mes kaip sakom šitą baronkų karolius užsidėjo, tai nuliukų prisirinko, patikrina stulpų tvirtumą sektoriaus, tai visus metimus pataikė į tinklą, į stulpus, ne vieną užskaitinę, labai susipergyvenęs buvo, tai šitas varžybas atvažiavo jau su nauja aistra, kas matėsi, Brigita, nežinau, ar stebėjai, ten technikos ne per daugiausiai, bet būtent iš to noro ir padarė tą rezultatą. Tai svarbiausiai tas yra turbūt noras, jausmas ir tas ir yra variklis į priekį. O technika, kaip mes išmoks per laiką, dirbs su treneriu, treniruojasi pas disko metimų pas mano trenerių Vaclavą Kidiką. Aš kartais pridedu, kaip sakant, savo ranką ir žvilgsnį ir išminti kažkokią, kokią ten turiu. Tai gal kažkas ir užaugs. Labai džiaugčiausi dėl to. Andriau, tai vat ir norėjau klausti, kaip ta žinai, tėčio pozicija, tas rankos pridėjimas, ar taip stengiasi atsargiai, ar taip intensyviai patarimus dalini, ir nežinau, kažkokias išvadas? Kaip kada, kartais tikrai ir užsidegęs būnu ir net pristabdyti savo reikia tą užsidegimą, prisimint, kad vis dėlto pirmi žingsniai, o vis tiek, aš reikalauju iš savęs labai daug, tai gal kartais iš jo per daug šitoje vietoje pareikalauju. Aš kalbu būtent per treniruotės, nes nukritau šitą, nes mes kaip su juo kalbam treniruotėse, mes esam treniruočių partneriai. Tėvas ir sūnus, mes esam prieš treniruotę ir po treniruotės. Tai tas labai sveikas požiūris, tiksai, po treniruotės, kad ir kaip beįvyko treniruotė, tu visada kaip tėvas džiaugiesi. O kaip ir varžybose, aš jam sakau, nesvarbu, 30, 20, mes daryk, čia kelio dalis yra tai, kaip sportininkas, kuris kartu su juo dirba, tai žinoma, kad nori geriausia. Tai manau ir jam gerai, ir man gerai, jam gerai, kad yra tas pavyzdys, gal nuskambės truputį ir arogantiškai, bet
kokį geresnį treniruočio partnerį gali gauti nei pasaulio čempioną, vaikas būdamas. Teisingai. O man kaip tėvui, tai apskritai širdis džiaugiasi, kad jisai bando šitą kelią. O kaip sportininkui, aš jam berodydamas ir pats savo techniką tobulinu. Visiems abipusė nauda. Taip. Andriau, vėlgi, jam buvo turbūt 6-7, kaip tapai pasaulio Europos čempionu. Kiek tada namuose, nežinau, grįždavai toks kaip, nežinau, turbūt net keista klausti, grįždavai kaip čempionas, ar tiesiog namuose tu buvai paprastas tėtis ir per daug vaikam galbūt nepasakojai apie tas pergalės, apie tuos išgyvenimus sporte. Vėlgi, koks tu esi tas sportininkas, būtent, nes aš noriu, vėlgi galvoju, kaip tie vaikai, abudu vaikai sporte, paminėkim, kad ir dukra yra gimnastė, tai kaip visgi norėdamas, nenorėdamas, stengdamasis, nesistengdamas užkrėtė juos tuo meilę sportui? Tai nežinau, kiek meilė, atsipranti, jie kai buvo mažiukai, tai 3-6 metai, mano pikas buvo su medaliais, su visko ir jie matė tas emocijas, kaip džiaugiasi visi, kaip džiaugiasi aplinkiniai, kaip džiaugiasi šalis apskritai, kiek daug tėčio rodo per televiziją ir kiek apie jį rašo, nes vis tiek nenori, kad tau ir 3 ar 6 technologijų laikais, to tėvo veido visur pilna. Ir manau, kad ta emocija buvo, kurią jie matė aplink tą mano dalyvavimą. Juos užkrėtė, nes jie tikrai yra didžiausi mano fanai. Dukra man yra pareiškus prieš porą metų, aš tą aplenksiu, aš būsiu geresnė už tą, jos tikslas yra būti geresnės už mane, tai jai dabar 11, buvo 9. Tai sportuoja, daro kaip tik vakar grįžo iš varžybų Ispanijoje, gimnastikos užėmė 2 vietą, tai irgi džiaugiamės. Abi antros vietos. Vaikai mamos dienos proga žmonai padovanojo 2 sidabrus, vienas iš Ispanijos, kitas iš Druskininkų. Tai labai širdis džiaugiasi ir kaip tėvui man ta diena buvo pasakiška. Aš šiandien laimėjau varžybos su 65, nei šalia niekur neguli. Nors nusivylimas, o ten sūnus 2 buvo, dukra 2. Tai šventė šeimoje. Nuostabu klausytis. Andriau, jeigu ir jie pasirinktų sportininko kelią, pats žinai, kad jis nėra lengvas ir dažnai būna ir nuosmukiai, ir pakilimai, pats esi, nežinau, kiek pasirengęs tame sportinėme režime, vėlgi gyventi dar tam, ar norisi kažkiek tiesiog leisti jiems eiti tuo savo keliu, ar norisi labiau turbūt kiek įmanoma, nežinau, ten važinėti kartu į varžybas ir sirgti ir palaikyti, ar norisi duoti tą tokį savarankišką kelią, patiems išmokti savo pamokas ir tada galbūt, nežinau, ir pačiam savo kažkiek kitų gyvenime planų. Taip, mūsų su žmona požiūris labai toks paprastas, ta prasme, tu daryk, ką nori, bet jeigu darai, stengiasi būti geriausias tenai. Kas susiję apie tas tokias užklasinės veiklas, kaip sakant, sportas, visą kitą, jam vaikučiai dar 11 ir 13, rudenį 14 bus, tai vaikučiai, koks dar čia profesionalus sportas, bet tiek, kiek ten dukra, pavyzdžiui, treniruojasi 5 kartus per savaitę po 3 valandas, tai čia bet kokio profesionalaus lygio sportininko režimas. Tai vėlgi požiūrio reikalas, ar tu versi kažkur, tai atiminėjai tas vaikystės, pagalvo, kiek laiko praleista mokykloje, po mokyklos, su treniruotės, su veiklos, tai tikrai daug to gyvenimo sudeginta ir jeigu jai smagu, ar sūnui smagu tai, ką jie daro, viskas okei, bet jeigu ten tėvų kažkokios ambicijos ar kažkas ir vaikai to nenori, tai tu tiesiog žlugdai tą žmogų, mano galva, ir tiek, bet jeigu jie sieks, stengsis, darys, aš padėsiu viskam, kam galėsiu, tiek finansiškai, tiek morališkai, tiek visaip, kaip tik tai galima. Bet vis tiek pas mus pirmoji vietoje, tai nori, nenori mokslai, nes, kaip ir sakau, tiek sūnui, tiek dukrai, sakau, sūnui, mėtys diską po 72. Kiek šansų? Nedaug. Mokykis seniukai. Dukrai lygiai tas pats, sakau, kaip tu gali iš to sporto gyventi. Na,
sunkiai. Bet jinai ir šiaip pas mus pirmūnė, tai Problemų nėra. ojai, kaip tų problemų nėra dėl to, bet tėtis, žiūrėk, čia reikia to, mama, žiūrėk, čia reikia no. Man ten olimpiada tada žiūrėk, aš čia grįžau, čia tokį konkursą turim, čia tą, na, tai sakom, brangi, oi. Jo, daug tos veiklos aplink vaikus, aplink veiklius vaikus, kartais atrodo būtų mums kaip tėvam, tai žymiai lengviau, kad jie tiesiog prie to kompo pasėdėtų ar su draugais į kiemą, bet džiaugiamės, kad jie yra veiklus, aktyvus. Mums to poilsio gal nėra tiek daug, bet džiaugsimės ateityje. Kaip jūsų ūkis šiuo metu? Sunkiai. Pavasarinė šalnos visos? Taip, būtent visi šitie reikalai, tai tikrai pareikalauja ir fizinių, ir psichologinių resursų. Bet su katies atrodo tų veiklų, sportų ir visko, žinai. Tai kažkaip, aš sakau, būtų viskas daug paprasčiau, jeigu nuo 8 iki 5 į darbelį bet tada malonumo, džiaugsmo gyvenime nebūtų. Greitai atsibostų, manau, viskas čia. Žinot, už tvoros žalesnė visą laiką, bet dabar turim laisvę, patys savo šeimininkai, kaip aš ir sakiau, tiek metų sporte praleidę, dabar taip į samdomą darbą nenorėčiau. Visą gyvenimą savo pats dėliojausi, ta prasme, grafikus, visą kitą, aplink kažkokius specifinės renginius tais metais, tai ir dabar kažkaip norisi pats savo direktorius, kad būtų. Ir vaikai mato kažkaip tėvai, tiek žmona, tiek aš kažkaip niekada kaip ir nedirbom to samdomo darbo tokio, kad ilgą laiką, gal ten pačioj pradžiai, 19-20 metų buvo tas, bet po to kažkaip pasisekė gyvenime, kad galim patys savo būti direktoriai, o ar tai mus nuves kažkur, pamatysim po kokių 10-20 metų. Bet turbūt, Andriau, vėlgi labai svarbu, kad akis dega, norit ir būti įkvėpėjais savo vaikų ir nesvarbu, kuri tai turbūt veikla būtų gyvenime, tai aš ties čia norėčiau tau padėkoti už mūsų tą nuoširdų, smagų pokalbį su, kaip visada, tavo tais tokiais, žinai, įžvalgomis, kurios nestokoja humoro, tai labai smagu tave visų pirma matyti, kad tu grįžti į disko metimo sektorių, turi dar ambicijų ir turbūt man svarbiausia, vėlgi, žinant, kad mūsų tinklalaidė turbūt ne tik yra apie pergalės medalius, bet ir įkvėpimą apskritai, turbūt judėti, sportuoti, kad savo pavyzdžių įkvėpi savo vaikus. O mums, mėly žiūrovai ir klausytojai, palinkėsiu tiesiog stebėti, kaip Andriui Gudžiui, jaunesniajam Andriui, jų dukrytei tikrai seksis toliau siekti tų pergalių ir nesvarbu, kaip klostysis jų kelias, mes tikrai nuoširdžiai palaikysime. Tai šią mūsų tinklalaidę Įkvėpti judėti, kaip visada, rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje bei kitose tinklalaidžių platformose, o aš atsisveikinu iki kitų kartų. Ačiū, Andriau. Ačiū tau, Brigita.